Praeityje garsus krepšininkas Gintaras Einikis vėl varsto teismų duris. Į bylos dėl viešosios tvarkos pažeidimo nagrinėjimą atvykęs Einikis kartu su drauge Jurgita Narmontiene, taip pat kaltinamąją byloje, atrodė ramūs. Neatvykus Einikio advokatui teisėja posėdį atidėjo iki kitų metų sausio. Į skandalingą istoriją Einikis su savo drauge įsivėlė gegužę. Viename iš Uostamiesčio naktinių klubų buvęs krepšininkas išplūdo padavėją ir atsisakė apmokėti sąskaitą. Vėliau smogė vienai baro lankytojai. Siautėjančio Einikio apsaugininkai paprašė išeiti iš klubo. Tada vyras vienam iš jų trenkė. Apsaugos darbuotojai agresyviai nusiteikusį krepšininką surakino antrankiais ir išvedė į lauką. Tuomet į konfliktą įsivėlė ir Einikio draugė Jurgita. Moteris rankinė aptalžė klubo direktorių, jį išplūdo ir grasino susidoroti. Tad belaukiant iškviestų pareigūnų, apsaugininkams teko tramdyti ir Jurgitą Narmontienę. Atvykę policininkai Einikį ir jo draugę nuvežė į policijos nuovadą. Abu sulaikytieji buvo neblaivūs. Paryčiais pora grįžo prie naktinio klubo. Einikis vėl grasino apsaugos darbuotojams. Vėliau prie klubo durų vyras padėjo gėlių ir sėdė su savo prabangaus visureigio vairo, nuvažiavo. Incidentą užfiksavo klube sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros. Teismo Einikis paprašė sušvelninti paskirtą kardomąją priemonę ir panaikinti periodinę registraciją policijos komisariate. Savo prašyme buvęs krepšininkas nurodė, kad atvykti į policijos nuovadą jam sudėtinga, mat viešasis transportas iš Karklės, kur jis esą šiuo metu gyvena, į Klaipėdą kursuoja retai, o teisė vairuoti vyrui yra apribota. Ar tenkinti šį kaltinamojo prašymą, teismas spręs kitą savaitę. Už viešosios tvarkos pažeidimus Gintarui Einikiui ir jo gyvenimo draugiai gresia viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki 2 metų. Reporteris Paulius Vindžigalskis, Klaipėda.